Kaip būti nelaimingu? Perskaityk visas knygas apie meilę, bet niekada nerizikuok būti atviras ir pažeidžiamas su kitu žmogumi. Pažiūrėk visas kelionių laidas per Travel TV apie Indiją, Vietnamą, Kambodžą, bet niekada ten nevažiuok. Nes Indija per reklamą, patikėk, labai graži, per ekraną nuostabi, o gyvai jį kvepia. Ir pažadu tau, jį kvepia ne visada maloniai. Šiais laikais visi pasidarė protingi. Visi viską žino, vaikų auklėjime beveik genijai. Visi žino, kaip reikia girdėti vaikus, išklausyti jų poreikius, neduoti telefonų ir planšečių. Bet kai vaikas nori pažaisti, telefonas dažniau būna svarbesnis. Investavime blemba visi ekspertai. Žino, kad anksčiau viską reikėjo pirkti. Žino, kur investuoti, kur grąžos geriausios, kaip kokie Robert Kiyosaki. Bet realiai niekas nieko beveik gyvenime nedaro. Apie santykius, koučeriai, psichologai, terapeutai, visi moka pačius gražiausius žodžius apie traumas, prieraišumą, projekcijas ir manifestavimą. Bet kai reikia pasakyti, kad man skauda, kad aš bijau, kad man nepatinka, tyli kaip užsidariusios subinės. Žmogau, kalbėti apie gyvenimą yra lengva, o iš tikrųjų gyventi reikia šiek tiek drąsos. O jeigu nori iš tikro sužinoti, kas tau tinka praktikoje, santykiuose, veikloje, darbe, nepradėk nuo dar vienos knygos. Pradėk nuo savęs.